amžiaus dabar. Žiūrėk. Mūsų vyrai, aš manau, nesuveiks, bet mes pralaimėjom. Gerai? Ne, Raimundai, nėra to blogo, kas neišeitų su vyrais. Žiūrėkit, dabar galbūt nelabai suprato, mažu ką, žinau, būna viską. Kontrolinis šūvis. Keli klausimai. Jums vyriški, jums moteriški. Tikrai bus aišku. Gerai, sutarė. Užtruks ilgai, neilgai. Žinot, kaip apklausą per telefoną daro, sako, aš jūsų laiko ilgai nesugaišinsiu. Gerai? Tai pirmą, galiu pradėti nuo Raimundo. Raimundai, pirmas klausimas. Kiek kiaušinių turėsim, jei prie 5 dar 5 pridėtume? Per 5. Ne? Teisingas atsakymas, Raimundas jau pėdo vieną tašką. Keliavom prie moterų, sakykit, Giedrė, koks buvo antras Šekspyro pseudonimas? Velnis. Na, čia jau ir prarandate tašką, nes Viljamas Šekspyras turėjo vieną Vilį, žinojate, ne Viljamas Šekspyras ir buvo. Gerai, keliavom toliau. Kol kas pirmauja Raimundas, kitas klausimas. Daiktas, kuris stovi virtuvėje, dažniausiai baltos spalvos, ar mes jame alų šaldom? Nu, tikriausiai šaldytuvas, bet kadangi mes šiandien kalbam apie šventę, tai tikriausiai tortas tada. Sakykim šaldytuvas. Gerai, šaldytuvas. Gerai. Giedrė, klausimas jums. Kiek protonų yra anglies branduolyje? Bandykit spėti. 6. Taip, 6 protonai užskaito, bet ne Giedrė užskaito. Tai aš vyru kažką sakė. Jūs dabar negalvokit, Giedrė, kad mes su Raimundu susimokėm. Aš galiu tai įrodyti, žiūrėkit. Raimundai, pažiūrėkit, mes nesam pažįstami. Ne, mes pirmą kartą matom. Taip, pažiūrėkit, kokį skaičių sugalvojom. Gerai, žiūrėkit. Pažiūrėkit, kokį skaičių sugalvojom. Nu, tikrai aš žinau, kad tu žinai, kad tu 7. Nu, Lygiai taip pat ir jūs dabar, Giedrė. Pažiūrėkit, kokį skaičių sugalvojom. Taigi sakė, kad 7 jau lengviau negu. Gerai, paskutinis klausimas. Mėlyje svečiai, Giedriau, kiek reikia virt kiaušinius, kad jie būtų kieti? ar juos geriau visai nevirti? Teisingai. Ir Giedrei paskutinis klausimas. Turime neapsirengusią moterį, be nieko visiškai. Ką dar nuo jos galėtume mes nuimti? Neapsirengusi vyrą galima nuimti. Toks buvo teisingas atsakymas. Ir, mėly svečiai, kaip jūsų vyro vardas? Edvardas gyvena su pačia kantriausia moterimi pasaulyje. Ačiū Jums, Giedrė, kad mūsų žaidimas nesibaigė smurto protrukiu. Už visą šitą atsiprašys Raimundas. Jis tikra šaunuolė. Atėt pasiimti dovanėlę. Mėly svečiai, pabla, nes ir vyrai ir moterys šiaip yra vienodai nuostabūs. Ačiū Jums